Turėtume padaryti dabar, kad kiti metai būtų dar geresni. Na, aš nežinau. Gerai. Aš galvoju apie rudens reklaminę kampaniją. Mes kartą kalbėjome apie tai, ar ne? Taip. Tai buvo baisu. Aš iš tikrųjų tave nuliūdinu. Gerai. Ką mes turėtume padaryti, kad viską atliktume laiku? Tai buvo spausdintuvai, jie man pažadėjo. Jie pasakė, kad tavo kopijos vėluos. Tik šiek tiek. Aš negera. Ar ne? Vendė, didelio čia daikto. Tu nesi pirmoji leidėja, vėluojanti su kopijomis. Netinku darbui. Jūs teisus. Aš eisiu. Ne, tu gerai atlieki darbą. Viskas, ką mes turime padaryti, tai sugalvoti sistemą, kad taip toliau neatsitiktų. Ar turi minčių? Aš nežinau. Gerai, gal darbų grafikas per daug įtemptas. Manyčiau, kad Ką? jeigu atkeltume paskutinę kopijų datą savaitę anksčiau, Gerai, puiku. Ar gali tai padaryti? manau taip. Na štai, problema išspręsta. Gerai. Taip. Gerai. Taigi, tai yra verkšlenanti vendė. Pirma, jokių staigmenų. Antra, pradėkite nuo gerų dalykų. Trečia, būkite užjaučiantis, bet nepaleiskite savo ginklų. Ir suteikite grįžtamą į ryšį apie pagerėjimą. Vendė, ką tik gavau informacinį laišką. Diena anksčiau. Tai akivaizdžiai padėjo. Gerai padaryta. Maištaujanti Bekė ieško kovos, bet jeigu su ja sutiksite, pralošite. Laimėti galite, tik nesikaudami. Taigi, vėl apžvalgos laikas. Ir apie laiką taip pat. Ką turiu omeny? Puikiai žinai, ką turiu omeny. Nežinau. Mums reikia pasikalbėti apie šios kvailus pardavimų tikslus, kuriuos man iškėlė. Jie tobulai pagristi. Jie tobulai nepagristi. Tu juos tiesiog išlaužė iš piršto, ar ne? Ne, Tiesiog, kad būtum tikras, jog aš neuždirbsiu savo premijos. jie puikiausiai gyvendinami. Tu skrajoji padangėmis, ar ne? Padangėmis aš jais vadovavausi 7 metus, taigi manau suvoki, kad daug ilgiau negu tu. O jada. Aš nekalbu apie senovės istoriją, kalbu apie dabartinius reikalus. Gana, tiesiog paklausyk manęs minutėlę. Verčiau tu manęs paklausyk. Ir kita darbo apžvalga sužlugo. Žinau, bet ką galėjau padaryti? Iš tikrųjų gana daug. Ką? Iš pradžių vėl šis stalas. Dirva parengta konfrontacijai ir konfliktui. Gerai, jau gerai. Teisingai, pirmoji klaida. Taigi, vėl apžvalgos laikas. Ir apie laiką taip pat. Ką turiu omeny? Puikiai žinai, ką aš turiu omeny. Nežinau. Mums reikia pasikalbėti apie šios kvailus pardavimų tikslus, kuriuos man iškėlė. Jie tobulai pagristi. Bet jie buvo pagristi. Ne čia esmė. O kur esmė? Esmė ta, kad tu leidai jai kontroliuoti darbotvarkę. Tai ką turėjau daryti? Kaip pažiūrėtum į tai? Mums reikia pasikalbėti apie šios kvailus pardavimų tikslus, kuriuos man iškėlė. Jie tobulai... Teisingai. Mes pakalbėsime apie tai, aptardami 6 klausimą. Ar turi mano klausimų sąrašą? Tai kvaili tikslai. Tu juos tiesiog išlaužė iš piršto, ar ne? Abejonės dėl pardavimo tikslų. Teisingai. Aš tai pasižymėjau. Tiesiog stengiasi užtikrinti, kad aš neuždirbčiau premijos. Tai 6 klausimas, Bekė. Teisingai. Dabar pažvelkime į tavo paskutinės apžvalgos ataskaitą. Bet paskui nusiritai žemyn. Stebėk. Tu skrajoji padangėmis, ar ne? Padangėmis? Aš jais vadovavausi 7 metus, taigi manau suvoki, kad daug ilgiau negu tu. O jada. Aš nekalbu apie senovės istoriją, kalbu apie dabartinius reikalus. Gana. Tiesiog paklausyk manęs minutėlę. Verčiau tu manęs paklausyk. Profesionali pokalbio technika. Bet aš negaliu tiesiog leisti jai taip elgtis. Tu ją paprasčiausiai išprovokavai. Gerai. Ką siūlai? Jį puola, nes bijo, kad tu ją užsipulsi. Todėl išlik ramus. Nuramink ją ir remkis faktais. Jie kvaili. Tu juos tiesiog išlaužė iš piršto, ar ne? Bekė, tu esi 1 klasės pardavėja ir šie metai tau buvo tikrai sėkmingi. Aš tau paaiškinsiu, kaip mes skaičiuojame pardavimų tikslus. Tiesiog bandau įsitikinti ir tikrai neuždirbau premijos. Pažvelk. Tai yra praeitų metų pardavimai, o štai čia yra šių metų prognozuojamas rinkos augimas. Taigi tavo tikslas padidėjo tiek pat, plus 2 procentai. Kodėl plus 2? Praėjusiais metais tu 2 procentais viršiai komandos vidurkį. Taigi aš esu baudžiama už sėkmę. Ne. Dėl to tu gauni aukštesnį pagrindinį atlyginimą.
Būdai taikomi maištaujančiai bekiai. Pirma, kontroliuok darbotvarkę. Antra, išlik ramus ir nuramink. Trečia, laikykis faktų. Ir iš karto spręsk problemas. Taip. Aš suprantu problemą. Pakalbėkime apie tai ateinantį penktadienį. 2:30, gerai? Taigi, apibendrinsime būdus, kurių reikia rezultatyviai darbo apžvalgai. Tylusis Styvas. Užduokite atvirus klausimus. Neįsiterpkite. Duokite laiko kalbėti. Išsisukinėtojas Nigelas. Laikykitės jo darbo atlikimo būdų. Sutelkite dėmesį į ateitį. Sutarkite dėl tikslų. Nuobodžiaujanti betė. Naudokite formas pradžiai, o ne kaip galutinį tikslą. Išklausykite asmenį, o po to kalbėkite pats. Aptarkite ilgalaikį tobulinimąsi, o ne tik trumpalaikius tikslus. Besiteisinantis Denis. Nustokite analizuoti būdą. Sukurkite neformalią aplinką. Pateikite įrodymus. Verkšlenanti Vendė. Jokių staigmenų. Pradėkite nuo gerų dalykų. Būkite užjaučiantis, bet nepaleiskite savo ginklų. Maištaujanti bekė. Kontroliuokite darbotvarkę. Išlikite ramus ir nuraminkite. Laikykitės faktų. Ir dar vienas dalykas. Jūs pamatysite, kad šios taisyklės puikiausiai tinka kiekvienam vertinamajam, ne tik sunkaus būdo darbuotojams.